Sveiki! Lietuvos šeimų sąjūdžio pareiškimas dėl KGB bendradarbių paviešinimo 2023 m. rugpjūčio 22 diena. Valstybės vadovo tituluotas Vytautas Landsbergis pastaruoju metu socialiniuose tinkluose viešai paskelbė savo asmeninėme archyve saugotą KGB dokumentą, siekdamas apjuodinti politinius konkurentus. Tai dar kartą įrodo visuomeniai seniai akivaizdų faktą, kad specialiųjų okupacinės valdžios tarnybų dokumentai yra naudojami šmeižikiškais ir šantažo tikslais politinėje kovoje. Vykstant agresyviam Rusijos karui prieš Ukrainą ir kilus grėsmei Lietuvos valstybei, atėjo metas pagaliau pabaigti Lietuvoje per 30 metų taip ir neįvykdytą iki galo desovietizaciją. Lietuvos šeimų sąjūdis teikė Seimui Lietuvos šeimų sąjūdžio tarybos narių pasirašytą peticiją dėl visų SSR represinių struktūrų bendradarbių ir agentų išslaptinimo. Pateikėme visuomeniai visą peticijos tekstą. Kiekviena tauta turi teisę žinoti ne tik savo didvyrius, bet ir išdavikus. Istorinė tiesa iki šiol yra slepiama nuo Lietuvos Respublikos piliečių, represinių SSR struktūrų aukų ir jų artimųjų. Mūsų šalies konstitucijos 25 straipsnis garantuoja teisę nekliudomai gauti informaciją. Mes tą teisę ir norime pasinaudoti. Rusijos saugumo ir žvalgybos institucijos naudoja archyvose saugomą informaciją šantažui ir neabejotinai žino visus SSR specialiųjų tarnybų bendradarbius ir prisipažinusius ir nuslėpusius savo bendradarbiavimą. Pažeidžiami ir šantažuojami, grasinant atskleisti tiesą, gali būti tiek prisipažinusieji, tiek nutylėjusieji apie savo ryšius, o taip pat ir jų artimieji. Vykstančio karo sąlygomis tokie asmenys gali būti priversti atlikti veiksmus, naudingus karą Europoje pradėjusiai valstybei. Naudingus valstybės, mūsų Lietuvos valstybės priešams. Situacija iš esmės pasikeitė. Todėl tolesnis visų SSR represinių struktūrų bendradarbių įslaptinimas prarado bet kokią prasmę ir yra naudingas tik Rusijos specialiosiom tarnybom. Nepaskelbus bei neįvardinus visų šių asmenų, kyla reali grėsmė nacionaliniam saugumui. Reikalaujame Lietuvos Respublikos Seimą skubos tvarka pakeisti Lietuvos Respublikos asmenų slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS specialiosiomis tarnybomis registracijos, prisipažinimo, įskaitos ir prisipažinusiųjų apsaugos įstatymo numeris romėniškas 8/1436 8 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti jį taip. Pirma, užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų įskaitą asmenų pateikta informacija ir duomenys apie juos yra išslaptinami nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos. Kviečiame visus neabejingus savo šaliai Lietuvos piliečius prisijungti prie šios peticijos ir tapti jos bendraautoriais. Tam reikia peticiją pasirašyti ir nusiųsti Seimui. Peticijos teksto formą galima atsisiųsti iš nuorodos, kuri bus pridėta aprašyme. Tekste įrašykite savo asmeninius duomenis. Elektroniniu būdu galima pasirašyti peticiją portale, kur irgi yra įdėta nuoroda. Arba portale adokarchyvai.lt irgi yra pridėta nuoroda. Pasirašytus dokumentus išsisaugokite ir nusiųskite Seimui elektroniniu paštu priim@lrs.lt. Neturintieji elektroninio parašo galite atsispausdinti tekstą popieriuje,
užpildyti savo duomenis ir pasirašę siųsti registruotų laiškų Lietuvos Respublikos Seimui, Gedimino prospektas 53 LT 01109 Vilnius, Lietuva. Lietuvos šeimų sąjūdis.